Kompiuterinių žaidimų mėgėjų anekdotas. Sako bičias, pas mane GTA 3 instaliuojasi ilgiau negu judu draugaujate. Šiam vakarui, kadangi ilgasis savaitgalis, aš norėčiau kažko gero, šviesaus, nefiltruoto. Ok. Savaitgalis artėja. Susitikinėjau su draugu, žinai, kalbasi mergina su kita drauge. Įsivaizduok, pasiūlė kartu gyvent, nuomotis butą per pusę. Tai kaip sekasi, jau čia senai ir gyvena, draugoja, dabar tik pasakoja. Taip, tai ką, įsivaizduok, metai praėjus, žinau, kad butas, tai jo. Dar vienas gražus palyginimas. Seksas kaip būgnas, be lazdelės neapsieisi. Daug galima prigalvoti panašių. Faktas. Dievas taip greitai sukūrė pasaulį todėl, kad nereikėjo derinti su klientu. Beje, vadybinis anekdotas. Labai geras. Agentūroms tikrai. Dvi merginos kalba, sako, tu įsivaizduoji, sako, Jolanta neteko savo antros pusės. Sako, Jėzus, varakšelė, sako, kas, papasakok plačiau. Taigi 3 mėnesius laikės dietos, buvo 120 dabar šiam kilogramų besveria. Antra pusė. Labai gerutis. Linkėtume visiems, kas turi tokių reikalų. Iš verslininkų pasakojimo anekdotas čia Vaida tokį parašė, turėjau visai neblogą biznį, sako vienas. Sėkmingai pardavinėjau trąšas gėlėms. Bet staiga, įsivaizduoja, mane reiškia į teismą padavė obuolių tą kompaniją, kur gamina telefonus, visą kitą. Pasirodo, kad jie jau turėjo patentą didelėmis kainomis pardavinėti mėšlo narcizams. Čia geras. Gerulis. Turbūt supratot iš konteksto, apie ką mes čia kalbam. Viešpatie, bet pas mus taigi. Va. Ok, supratau. Silpni vyrai. Silpni vyrai turi meilužes. Neapseina jie kitaip. Atvirti. Turi po 3 kokias. Žmona tvarko kambaris ir dainuoja, staiga prie jos prieina įpykęs toks suplūkęs vyras, braukia nuo kaktos. Sako Regina, galėjai iškart pasakyti, ką dainuoja. Šio pusvalandį kieme bandau sodo vartelius sutepti. Ir geras, subtilus. Ir dar vienas, galbūt netgi pabaigai. Moteriškų žurnalų logika. Pirmame, tai yra viršelyje antraštė. Tu graži ir prilygsti deivei, visada išlik savimi. Antras puslapis, atsiverti. Kaip numesti 30 kg per 2 savaitės. Kai manęs klausia, kas svarbiau, maistas ar meilė, aš tyliu, nes valgau.